Gerbimieji, pirmiausia visus jūs sveikinu su naujais metais, naujais pinigais ir su 3 karaliais. Man šitie 3 karalių personažai yra patys patikimiausi iš tų mitinių personažų, su kuriais nuo vaikystės esu susidūręs. Nes Kalėdų senį aš kažkaip demaskavau, nors kai buvo man kokie 3 ar 4 metai, nes jis atėjo pas mus su mano tikro senelio veltiniais ir buvo viskas aišku. Šitos užgavėnių personažus, tenai čigonų, žydus, meškas, ne taip iš karto perpratau, bet gana greitai, nes jau būdamas kokių 6-7 metų, kai jau mane išleisdavo iš kiemo, aš sekiojau paskui tos persirengėlių kompaniją ir matydavau, kad jie reiškia gražus, žinot, žemaitiški personažai, tada po karo dar vaikščiojo tie žydai ir čigonai. Jie kur nors užsukę gonkelėse būna blynai, tai jie nusimauna tas kaukės, pasirodė kokie ten ne čigonai, o ten eigulys vienas, kitas gaisrininkas, trečias vėl kažkas. Žodžiu, nepatikimi personažai. O 3 karalius aš mačiau vieną vienintelį kartą. Mudu tada su mano draugeliu tokiu Jozuku prisičiužinėję nuo Altarystos kalno, toks buvo kalnas, man atrodo, taip iki šiol vadinu Salantuose. Prisičiužinėjom ir ėjom vakarėje, viski bijodami, kad gausim velnių namuose, snygo, tamsu, jie buvo ir staiga beveik prie mūsų namų iš tokio skersgatvėlio, ten toks kooperatyvo, vadinosi kooperatyvas, iš to kooperatyvo įsuko tokie 3 aukštos figūros, šviesa buvo silpna, tada gatvių nieks nešviesdavo, dar tokių mažų. Ir tos 3 figūros per tą sniegą truputėlį praėjo ir užsuko už kampo. Ir mano draugelis Jozukas, o jis buvo Pročkelis, reiškia bažnyčios skalbėjos anūkas. Sako, žiūrėk, 3 karaliai. Tada aš ir patikėjau, kad tie 3 karaliai, nes vis šnekėdavau žmonių, 3 karaliai, rašydavau tas raides, kurias mes vaikai tada kažkaip iššifruodavom ne taip, kaip reikia, ne vardus, nes tie vardai buvo neįkandavo. Visi sakydavo, karalė buvo mieste. Ne, karalė mieste buvo. Karalė mieste buvo. Tai, žodžiu, apie tuos 3 karalius vieną sykį mačiau ir daugiau nei mačiau, nei girdėjau. Todėl labai ilgai jais tikėjau. Čia ta išmintis yra, taip sakant, gerbtina, kai sakoma, jeigu žmogus ko nors labai tiki, tai būtinai išsipildys. Matot, po 65 metų atėjo tie 3 karaliai ir smilkalų gavau, čia ypač iš Viktorijos, ir aukso sakė, duos man Jodynas, o apie tą myrą irgi bus ir tos myros matyti. Žodžiu, viskas išsipildo. O jeigu šnekėti be šitokio gal nukrypimų į vaikystę, tai aš turiu pasakyti, kad šios premijos aš tikrai nesitikėjau. Čia man didelis labai siurprizas, nes ir kai Donaldas Kajokas man po kažkurio posėdžio paskambino, aš nėra Donaldo, tai jis galėtų paliudyti. Aš kokius 3 kartus jau perklausiau, kokią premiją, nes buvau kažką girdėjęs, kad man kažkur nominuoja kitokio. Jis aiškino, aš net patikėjau, iš 3 kartų teko patikėti. Kodėl nepatikėjau? O kodėl nepatikėjau? Galvojau, taigi jau kas užrinkti negali dabar duoti tas premijos, kai jau ilgus metus tas premijos buvo duodamas už naujas ir ypatingai tokias ryškias, sunkiai kartais ir pavadinimų sunkių glavagė, aoristas, tokias, kaip sakant, šokiruojančias knygas. O čia apie laikrodį žmogus parašė. Aš tikrai to nepatikėjau. Jūs juokitės, aš tikrai nepatikėjau. Būsiu visiškai sąžiningas. Vieną kartą prieš, gal šiandien kokie, 2007 metais, kai išleidau Šeško šokį, tokia
mintelė man buvo šovusi galva, bet kaip mūsų Jurgis Gilberis sakė, šovė mintelė, bet nepataikė. Tai tada, žodžiu, ir po to laiku aš jau tokių mintelių jau man jos nebešaudavo ir aš jų nebegalvodavau. Tai todėl man šita premija ir buvo labai netikėta. Nu, kas man belieka? Man belieka dabar padėkoti visiems, pirmiausia komisijai ir jos pirmininkui, kuris šitos knygos atsiradimo istoriją irgi truputėlį žino, padėkoti leidėjom, kurie ėmėsi leisti, nes aš ją buvau sugalvojęs jau 2012 metais, tai atėjo man ten toks apvalus gimtadienis, aš galvoju, kažkaip žmogui jau reikia atsiskaityti už tos metus ir galų gale padėti tašką. Ta tašką aš jau taip jau ilgai negalėjau padėti, nes ilgai buvo leidžiama knyga per tą laiką, aš dar šitą parašiau. Bet jau kai išleista knyga, kažkaip jau tašką padėjau, bet naktimis dar visus ką nors susapnuoju ir jeigu suskubu, tai dar ką nors užrašau. Žodžiu, aš negaliu pasakyti, kad jau visiškai atsisveikinu su poezija, nors matyti jau tą reikėtų padaryti. Taigi, dėkoju leidėjams, kurie ėmėsi šito, susirado rėmėjų, nes čia ne taip lengva tokią knygą išleisti. Dėkoju šiandien visiems, kurie pasakė gerų žodžių apie mano poeziją. Nu, žinoma, savotiškai aš supratau, kad jūs kažkiek, net ir aš pat buvom šokiruoti tų pirmųjų Vytauto Rumšos skaitomai. Jie buvo skaitomi šiandien vienintelį kartą. Pirmą ir vienintelį kartą. Nes aš apskritai tos žemaitiškus eilėraščius ištraukiau prieš kokius 5 metus. Aš jau senai nerašau, tai rašydavau, kai man buvo gal kokie 30 ar 40 metų, parvažiavęs į tėviškę, prisiminęs arba nugirdęs kažkokią dainuškėlę, tai aš jau tada parašydavau, kai kurią, ką reiškia parašydavau, nu kažkaip suklostydavau, galvoj suklostydavau. Tas eilėraštis, kuris čia vadinasi Muzikonta, tai aš, jis ten buvo poemas, buvo parašęs, bet aš užmiršau. Paskui jau, kai čia atėjo tokia pagarba didelė tarmėms, galvoju, nu taigi susirankiuosiu, ką aš esu kada nors rašęs. Tai va, du ciklus surankiau, paskelbiau knygoje Veranda, nu, keletą dar tokių prisimenu, bet daugybės neprisimenu ir jau dabar niekur nebegaliu surasti jų. Dabar gal ir reikėtų jau jų, bet nebėga, jie dingo šitie dalykai, nes, nu, matyt, esu prastas žemaitis. Bet aš ypatingai tų dalykų nevertinu, nes tai yra, kaip ką tik šnekės Viktoras, jis čia mums aiškino visiems apie tai, kaip ta rinktinė buvo sudarinėjama, bet jis daugelį eilėraščių man sakė, nu čia yra balabaikos ir meskim jūs laivą. Tai va, tai kai kurias balabaikas man pavyko atkariauti, bet šitų balabaikų, kurios čia šiandien buvau perskaitęs, aš iš vis nedėjau. Nežinau, gal atskirai jos kažkur išleistos ar sudėtus, gal jos ir atrodytų gerai, o dar geriau atrodytų jos dainuoja. Jūs matot, kaip Rumšas tai padainuoja ten dviejai ir gražiai skamba. Nes jos visos yra atsiradusios iš to, kad vaikystė pas mus per visokius atlaidus, per visur žmonės, nu čia maičiai va tokius, aš tokius dalykus girdėjau. Tik vėliau aš supratau, kad žemaičių tarme galima rašyti ir lyriškus, ir labai iškilmingus eilėraščius. Ir aš tokių prisimenu iš savo jaunystės laikų, Aleksas Girdenis tokius rašė, Teklė Kryževičiūtė tokius rašė. Dabar Viktorija rašo irgi, nu gal neiškilmingus, lyriškus, bet nebalabaikas. O aš tais laikais kažkaip, kai
nu, mano toks noras atsirado rašyti tą tarmę, tai aš orientavausi tik į šitas dainuškas, kuris girdėdavo vaikystėje. Vis kažką prisimindau, galų gale, aš nesu kaip kuo Viktorija sakė, joks filologas ir aš po rankraštynus nevaikštau. Gal kai kas iš tų dainelių, gal kokie ten vienas kitas sakinys ir yra užrašyti kada nors, aš to nežinau. Gali ir taip būti, nes aš kartais net pagalvoju, kad šitie dalykai gali būti ir net parafrazės. Na, bet tiek to mes per ilgai apie tai šnekam. Žodžiu, baigdamas šitą savo 3 karalių kalbą, aš noriu jums tik tai pasakyti tai, kad man svarbiausia, sudarant šitą rinktinę, buvo vienas dalykas, kad per ją matytųsi žmogaus gyvenimas nuo jaunystės iki senatvės. Nuo to, ką recenzuodamas mano pirmasis knygas Ričardas Pakalniškis vadindavo jaunatvišką bravūrą, iki to, ką dabar Andrius Jakučiūnas pavadina senatviškų bambėjų. Tai tikiu, kad visas šitas reiškia kaita tų įspūdžių, nuotaikų, vyksmo, požiūrio, kad matytųsi toje vienoje knygoje. Nes esu šiuo atveju gana retas paukštis. Pagalvokit, 50 metų rašau eiles, kur jūs jau čia tokius rašot. Nuo mokyklinio suolo, kaip sakant, dabar jau 10 pensininkų su 10 metų stažu. Aš tik to siekiau, jeigu skaitytojai ką supras, aš labai dėkingas, šitą autoritetingą, mano tiesa nepapirktą, jau jūs supratote, bet neblogai pažįstama komisija tai įvertino ir labai džiaugiuosi, kad ji šiais metais buvo tokia, o ne kokia nors labai revoliucinga. Tada jau aš su savo laikrodžiai būčiau nepradėjęs jų sėdus. Ačiū visiems.